Mantas Šernis trikiuoja tokį penketuką. Čildrasas, Briutonas. Wow! Pirmieji Justino Marcinkevičiaus taškai yra dėjimas, triuškinantis dėjimas į Jonavos Cibet krepšį. Jie turės užpulti. Gali ir prisėsti dabar Jonavos aistruoliai. Po pirmųjų taškų tokia tradicija čia Jonavos arenoje. Kavonas. Ekstra šansas, dar vienas, Marekas Blaževičius. Tų atkovotų kamuolių iš tiesų šiandien matom. Ulboka. Turi progą mesti, kodėlgi ne. Čia jau jo stichija, 44% taiklumas, kaip ir sakiau prieš tai 68% jo metimų yra iš tolimos distancijos ir pasiteisina šis lietuvio sprendimas. Blaževičius išlieja apmaudą po praeitos nesėkmės puolime, bet Simas Jarumbauskas vėl užtikrintai pradėjo rungtynes. Sunku pasakyti, ką labai gerai darytų Vilniaus Wolftinsbet komanda. Tayloro pagaliau metimas, minkštas metimas įkrenta į krepšį, nors jau labai nenorėjo. Zotovas aikštėje, intensyvi jo gynyba prieš Kevoną. Tayloras, metimas atšokus. Gerisono Brukso atkovotas kamuolys puolime ir iš vieno tribūnos galo į kitą aikštės galą skriejo visokios apsižodžiavimo replikos. Gerisonas Bruksas. Bruksas. Toli nuo krepšio. Na ir grius Bruksas. Va, matei, bandė ištraukti dar sykį kėdę. Bruksas to tikėjosi ir dabar jau pelno lengvus taškus amerikietis. Žemaitis. Vėl Gerisonas Bruksas. Dabar jau prieš Kirvesą. Panašus jo puskablis ir taškus pelno Gerisonas Bruksas. Iš tiesų. Bruksas. Visiška laisvė. Ir taiklus jo metimas. Vaidas Kariniauskas. Simas Jarumbauskas iš vidutinio nuotolio labai ramiai užtikrintai ir toliau veda Jonavos Cibet į priekį. Jarumbauskas, o čia Žemaičio 2 metimų taiklus. Kavonas perdavimas po krepšiu, pašokdintas Blizniukas. Ir tokiu būdu tą susikaupusią frustraciją galiausiai pabaigė. Bet leidžia Wolftinsbet varžovams mesti iš toli ir tą daro visą sezoną. Jų varžovai meta daugiausiai tritaškių, meta juos taikliausiai, bet užtat prasčiausiai atakuoja vienas įspūdingiausių. Marcinkevičius suranda Taylorą, dabar jau Tayloras turbūt žais prieš Venskų. tą ir daro. Ir vėl kamuolys tas minkštas paleistas, Mikiai užgynė varžovą. Kavonas Žemaičiui, šis kampe 3 taškai. 7 Žemaičio taškas. Pirmoje rungtynių pusėje. Didžiai Briutonas iki galo, bet gauna stogą nuo Jeffrey Tayloro. Na, atskriejo įspūdingai puolėjas, tikrai jau atrodė, kad ten tiesiog pasveikinsim su mėgsta tiesiog tvarkingą pozicinę gynybą. Kavonas dar kartą, šį kartą kamuolys atsiduria krepšyje. Pranašumo Utenos Uniklubet Juventus ir tie patys Vilniaus Wolftinsbet, tik tai poros kelių pergalių skirtumų. Savalaikis perdavimas Justinui Marcinkevičiui. Reidu į baudos aikštelę galiausiai užbaigė perdavimu. Paskutinioji trečio kėlinio minutė, Regimantas Miniotas. 2 jo taškai. Kerta Tarmanas, bet perdavimo negauna, pasiema paprasčiau ir iš vidutinio nuotolio gan sudėtingą metimą išmeta, bet Miniotas atsikovojęs kamuolį duoda Kulbokai išmesti tai, ką jis gali geriausiai daryti ir mesti laisvą. Tritaškį pataiko Arnoldas Kulboka ir pelno pirmosius šio ketvirčio taškus. Laisvas Briutonas. Ir kamuolys pasisukęs ne pagal Jeffrey Tayloro stilių iškrenta iš krepšio. Kulboka, 2 taškai greitajame puolime. Kariniauskas prieš Zotovą. Žaidimas nugarai į krepšį. Pastebėtas Kristupas Žemaitis, prie jo vėlavo Kirvesas ir už tai tenka susimokėti. Nesurinko Miniotas, tad tas rinktinių langas jam tikrai buvo toks, sakyčiau, įkvėpimas su Lenkais Estais, vidutiniškai po 11. Rinko Miniotas dabar, kuris bėga į priekį, tiesa kamuolio negauna. Žemaitis. Situacija kontroliuojama. Kariniauskas. Tarmanas. Reikia naudotis pranašumu.
Ir dabar Tarmanas jokių žaidimų nežaidžia, iš jokių ten mušinėjimo kamulio, gal geresnė pozicija iš karto. Dar po porą vandens pertraukėlių turi abu treneriai. Kavanas. 3 taškai. Ir, na, jeigu gali dar kažkas išgelbėti baudos aikštelę, pasiima taškus ir keliauja gintis. Žemaitis taip pat pataiko. Tolimų metimų lenktynės Jonavos arenoje. 4. kėlinys jau įpusėjo. Pažiūrėsim, ar dabar pavyks uždaryti baudos aikštelę Wolves TwinsBet, nes toli gražu net tritaškiais metimais dabar taškus renka Jonavos komanda, perima kamuolį ir pagavo kamuolį iš karto, atidavė Briutonui, sukūrė erdvės jam mesti. Brooksas čia nėra pražangos puolime, dar laukiau, kokį gestą parodys arbitras. Geras 9 baudas tai išmetė, kalbu apie Wolves TwinsBet. Kreišmontas. Kavanas. Kavanas. Žingsnelis atgal, metimas iš toli yra. Anthony Kavanas turėjo vos 4 taškus. Vokuotojas tiek realizuotojas yra Brendanas Childersas, ten prametė tos du tą vieną metimą rungtynių pradžioje, bet dabar prameta dar vieną, bet Simas Jarumbauskas atsikovojęs kamuolį gauna bloką nuo Arnoldo Kulbokos. Kulboka. 2 taškai, kamuolys krepšyje. 2 fantastiški Kulbokos epizodai, užspaudžiamas Briutonas.